Sveiki, gyvi kolegos, su šventėm visus. Linkiu visiems sveikatos, laimės, meilės, džiaugsmo. Tai pradėkim šiandien analizę, kadangi komentaruose buvo prašymas padaryti Qcom analizę. Nu tai šiandien trumpai prabėgam. Qcom, ką matau, kas gerai, kas negerai. Tai mūsų pirmasis lygis čia būtų prie viršūnė. Po to sekantis lygis būtų šita zona. Kodėl dabar šita zona? Nes čia susikirtimo taškai ir čia buvo viršūnės. Tai parodo mums lygį visai neblogą įsitvirtinusi. Taip, jeigu žiūrim toliau, tai būtų šita zona. Dabar kodėl šita zona? Ne? Pažiūrėkit, čia kaina krito, atšoko. Čia irgi bandė laikyti, net laikė, o to vėl grįžo. Čia rodo, kad čia yra pakankamai stiprus lygis. Čia irgi žiūrėkit, krito su dideliu volumu, pum atšoko iš šitos vietos. Čia irgi žiūrėkit, retestino, grįžo, nuvažiavo į viršų. Po to taip pat čia, iš šitos visos vietos, čia. Tai mums rodo, kad pakankamai irgi stiprus lygis. Todėl mes jį norim matyti savo ekrane ir būtų užsidėjus. Ne? Tai žiūrim toliau. Tai būtų šita vieta. Kodėl šita, nes čia grįžo su pakankamai dideliu volumu ir atšoko nuo čia. Ir šitos vietos. Vat. Nors ir senai, 2001-2002 metais, bet čia puikiausiai veikia šitas lygis. Po to, jeigu žemiau žiūrėtų, apie $100 būtų šitas lygis, nes čia irgi realiai išvažiavo, jeigu taip žiūrėti, išvažiavo iš zonos, padarė retestą šitoje vietoje ir išvažiavo. Tai irgi rodo, kad šita vieta, šitas apie $100 yra labai stiprus, pakankamai stiprus lygis. Šiaip Qcom lygiai tokie nebuvo, man labai lengvai atpažįstami ir nepasakyčiau, kad čia labai lengvai skaitosi jinai. Bet iš principo galima ją skaityti. Šaltinis dingo. Tai va. Ačiū žiūrėk. Atsiprašau. Sitrynė vienas lygelis. Tai taip žiūrint, jeigu žiūrimo taškus trumpesniam laikui, tai spekulacijai, tai turėtumėm laukti arba kol kirs įsitvirtins čia, arba laukti, kol grįž čia. Grįž čia, tada žiūrim čia užėjimo taškas, stopas čia. Jeigu kerta, čia užeinam, čia mūsų stopas šitoje vietoje. Čia kaip ir aišku, manau, jau patys daugiau mažiau suprantat. Nereikia čia labai daug kartuotis, manau, apie tą patį. Tai čia būtų spekulacija, nes čia iš principo viršų čia kaip ir viskas pakankamai neblogai atrodo. Nėra ten į volumą daug, nes čia mažai buvo gyvenimo. Tai iš principo, jeigu rinka toliau stipri, taip judėtų ir visai čia galėtume važiuoti toliau iki 2.20, manau. 2.16, 2.20 ir šitų vietų. Bet viskas nuo rinkos priklauso, nes dar reikia nepamiršti, kad dabar turbūt kalėdų ralis prasidėjo. Palei viską. Tai va, tai būtų vienas variantas, o jeigu į apačią, tai čia taip, ne, važiuotumėm tada. Bet jeigu esmė tokia, kad čia, pažiūrėkit, čia toks volume gapas susidaro. Tai jeigu žiūrėt swingui, mano užėjimas būtų idealiausiai, būtų, kad kaina pratrauktų iki čia šitos vietos. Nes čia volume gapas, pažiūrėkit. Ir jeigu rinka pradėtų koreguotis, tai pilnai tikėtina, kad iki šitos vietos turėtų pratraukti iki čia 120. Jau kur buvo pratraukę balandžio mėnesį. Tai mano užėjimas realiai būtų kažkur čia. Nes dabar čia jinai konsoliduojasi, gali paduoti ir vieną, ir kitą pusę, nes ir čia, žiūrėkit, čia šita zona iš tikrųjų turėtų būti daug didesnė pažymėta, jinai turėtų būti nuo čia iki čia. Nes pažiūrėkit, čia kaip buvo, tai pakilo, bum, smilga grįžo, čia irgi buvo tokių, aišku, čia kitos žvakės buvo earningsų, bet vis tiek buvo išnešę labai į viršų. Ir neina apibrėžti ryškaus tokio lygio. Kartais tai būna tiesiog tam tikrose akcijose, kai tiesiog ne visada gali
Nu tai 100% pataikyk, kur tas lygis, tik plius minus ta zona, bet mano užėjimo taškai, jeigu būtų, tai būtų idealiausiai čia, o dar geriau, jeigu grįžtų iki 100. Nes 100 tai iš vis būtų labai gerai, bet 100 buvo 2-3 metų pabaigoje. Bet ar turėsim tą 100, nu, tai greičiausiai ne. Bet jeigu grįžtų iki čia, už mūsų tą volume gapą užpildytų, ne gapą, o low volume zoną, tai būtų labai super, kad tai pasimautų, grįžtų, va. Ir nuo čia pradėtų šokinėti, tada mes čia užeitumėm, tada žinom, kur tiksliai yra mūsų stopas. Ir taip galim padaryti visai gerą treidą su geru risk reward. Tai nepamirškit, spaust like, spaust prenumeruoti, rašyk komentarą ir dar ne pabaiga, tiesiog noriu priminti, tai parodysiu dar disbalansą. Tai man asmeniškai taip disbalansas minus 5%, bet man pati disbalans kreivė nepatinka. Ta prasme, taip, čia gražiai atrodo, šitas grafikas leidžiasi, reiškia, akcija yra parduodama, fortinama, bet kaina kaip ir kyla, tai čia atrodo kaip ir idealiai. Bet kas man nepatinka, čia labai daug marketų. Labai daug pirkta marketų ir čia pakankamai daug yra žalių žvakių. Tai reiškia, kad dėdės neturi pilno valdymo paėmę arba nenori pilnai valdyti šitos akcijos ir jinai gali būti pakankamai padrika. Ką reiškia padrika, kad jinai gali pakrysti, vėl iššauti, vėl pakrysti, tokio nėra stabilaus judėjimo, nes kaip būna jinai gražiai supirkinėjama, tai jinai juda stabiliai, apačia nėra, va tokių žalių, va išsišokimų, va čia žalių tokių priimtų vietų yra daug, kur žaliuoja, va čia daug žalių. Ir kaip daug žalių nėra, jinai pilnai kontroliuojama, tai man asmeniškai tokios nepatinka, bet ar jinai čia atrodo skaičiuokliai gerai? Taip, jinai atrodo gerai, nes disbalansas didėja, kaina auga. Nu, tai čia palei kitų išvada čia būtų ideali akcija, bet man toks nebūtų mano top 10 šitas disbalanso grafikas. Bet taip, jis atrodo visai neblogai, o jums patiems spręsti. Man atrodo, kad idealu būtų, kad kaina grįžtų. Jeigu grįžtų, tada galvočiau apie užėjimą. Dabar man jinai šiek tiek per neapsisprendimo zonai atrodo, ypač kaip rinka dar tokia biški neaiški, tai šiuo atveju turbūt nespausčiau like šitai akcijai. Tai va, tai šiandien tiek. Jeigu patiko, parašykit komentarą, jeigu nepatiko, irgi parašykit. Gražių švenčių, pabūkit su šeima ir geros dienos. Iki.